Kova prieš kenkėjus – draugiškas ir mums, ir gamtai būdas. Tai senai išbandytas, labai efektyvus, bet šiek tiek primirštas. Fitoncidiniai augalai. Tai stipriai kvapnus įvairias eterinės medžiagas išskiriantis augalai, kurie veikia repelentiškai, tai yra atbaido kenkėjus iš mūsų daržo lysvės. Šie augalai taip pat yra labai kvapnus, gražus, puošia mūsų lysves bei sukuria biologinę įvairovę. Rinkitės iš pačių populiariausių fitoncidinių augalų. Sodinkime serenčius, jie veikia prieš amarus bei nematodus. Į daržo lysves sėjekime medetkas, jos itin tinka auginti prie kopūstų, išties išbandžiau ir kopūstai, kurie augo greta medetkų, buvo mažiau užpulti drugelių lervų. Rinkitės daugiamečius prieskoninius, vaistinius augalus kaip raudonėlius, čiobrelius, šalavijus. Tai ir grožis, ir kvapas bei nauda, nes jie taip atbaido įvairius kenkėjus iš jūsų daržo. Jeigu norite ir daugiau naudingų patarimų, prenumeruokite šį kanalą. Šie augalai puikiai dera ne tik daržo lysvėje, bet ir prie rožių bei kitų dekoratyvinių krūmų. Nuo jų taip pat atbaido įvairius kenkėjus. Šių augalų auginimas greta mūsų daržovių bei kitų dekoratyvinių augalų atveria duris į gamtą, taip rūpinamės savo sveikata bei gamtos gerovę bei naudingaisiais vabzdžiais. Drąsiai išbandykite, tai gražu ir išties veiksminga. Atraskime iš naujo senus, bet patikimus sprendimus.